Aš tai iš tikrųjų nemeluosiu ir pasakysiu tiesiai šviesiai. Aš kada pradžioje bausmės laiko, aš supratau, kad tai yra iš viso pragaras kažkoks. Kur? Bendrai žemėj? Bendrai žemėj. Bet kai mane palėtė Dievas, aš jį mačiau realiai. Kai būtent ta krikšto apeiga, visą tą, kai aš pravirkau ir kaip aš sušlapau nuo to viso, kaip buvo karštis tas manyje, aš jį mačiau realiai, taip va. Šiaip mano tikėjimas atėjo iš to, kad aš pakliūdamas į įkalinimo įstaigą, aš nesuprasdavau, kas manyje dedasi, ar kas slypi mano sieloj, kaip sakoma, jo viduje. Aš galvoju, gal ten kažkoks šėtonas apsigyvenęs yra. Bet supratau, kad mane kviečiasi Dievas, bet aš pas jį nuėjau tada, kada man iš tikrųjų mane pakvietė tiesiog į koplyčią pabūti ir pašlovinti Dievą. Aš galvoju, kam čia nesąmonė, kažkokia sekta. Bet kai supratau, kad kokie žmonės atėjo, tai aš nušvitau net. O kaip supratai, kokie žmonės atėjo? Tai vienuolė sesė Benedikta. Tai tokia bendruomenės narė Vidmanta buvo, tai yra savanorė. Ir dar ten kelias babutės, su kuriomis susipažinau, kurios tapo bendruomenės narės, pagal kurias aš tiesiog... O tai kuo dalinosi? Ar tu žiūrėjai tiesiog į žmonės kaip išoriškai? Pradžiai žiūrėjau, taip. Ir paskui aš pradėjau dalinti savo mintimis, kad mano gyvenimas labai yra sunkus, kad aš gimiau ne tokioj gražioj šeimoj. Mano mama nebuvo visai priklausoma, bet mano mama buvo tikinti, buvo pravoslavė. Jinai vaikščiojo į cerkvę ir meldėsi už vaikus ir už save. Ir už savo mamą taip pat, už mano močiutę, kad ji nebūtų priklausoma ir kad nevartotų to alkoholio. Bet kadangi suaugęs, kai buvau, ta prasme, pakliuvau į įkalinimo įstaigą ir manęs paprašė ateiti prisijungti prie bendruomenės. Ir tada pirmą kartą atėjo kunigas Tomašas Levickis. Ir aš pasidalinau savo įspūdžiais, savo gyvenimu, kuriuose man pasirodė nejauku. Tada man kunigas pasakė, tau reikia Dievo. Ir aš supratau, kad tai yra teisingas kelias. Pasirinksiu aš Dievą ir man viskas bus atleista. Šiaip tai Dievas nesirenka, kuris blogas, kuris geras. Teisingai. Dievas yra vienintelis žmogus, kuris suvokia savo žmonių ratą, pagal kurios gali mokyti jis pats. Nes Dievas moko visus eiti to darybės keliu. Ir aš pastebėsiu, Vladimirai, ką jūs teisingai labai pastebėt, kad jūs pasirinkot. Nes ką mes nuolat ir kalbam susitikimuose, kad Dievas jau viską padarė. Ir šiandien aš žmogus renkuosi. Ir aš tikiu, kad jūsų tas pasirinkimas Dievo ieškojimo, tai buvo pagrindinis teisingas pasirinkimas, kuris jūs dabar laiko ir veda. Tikrai taip. Ir aš supratau, kad dalyvaudamas šituose visose apeigose, mišiuose, galų gale atėjo tas terminas, kadangi man kunigas pasiūlė, kad mane pakrikštyti. Ir Tomašas Levickis, jisai surinko būtent tą labai stiprią komandą, pagal kurią aš turėjau, ta prasme, pasikeisti. Kardinaliai. Ir man davė Bibliją, ne Bibliją, o skaitinį, pagal kurią aš turėjau mokytis mėnesį laiko, kad tos žodžius, kurios yra pagrindas, tai yra Tėve mūsų, Sveika Marija, tikiu į Dievą Tėvą. Ir aš po mėnesio išmokdamas šitas maldas, atsiskaitydamas
tai būtent savanoriai Vidmantai, pagal kurį mane išmokė prieš krikštą tai visą apeigą padaryti. Ir galų gale atėjo ta diena, prisimenu vasarą 2010 metai, kada stovėjo kunigas, stovėjo vienuolė sesė Benedikta, ir stovėjau aš, ta sesė Vidmanta ir dar 2 savanorės, tai yra Roma ir Elena, dar tos babutės, kurios man padėjo pakeisti mano mąstymą, įtikėti į Dievą, atsiduoti jam. Ir tada aš supratau, kad aš esu tiesiog, mano mąstymas greit pasikeitė. Aš pradėjau verkti, aišku, per tą krikštą. Ir tada supratau, kad tai yra manyje jau apsigyveno Dievas, tas gerumas, viską, ta šiluma. Mane taip išmušė karštis. Tada tikrai tą dvasiškumą, tą visą jėgą pajutau. Rimtai, sakau, pajutau. Nes verkti žmogus šiaip sau nemoka. Tai tada, kai pajutau tą šilumą, kai mane kunigas pakrikštijo, visas tas apeigas, tą vašku patepė, kaip sakoma, šitą galvos sritį. Ir aš supratau, kad... Vladimirai, o galiu paklausti, tu tą įtikėjimo visą tavo girdžiu, tikrai jinai labai yra įkvepianti, o kaip dabar gyveni tikėjimu? Tas Dievo pažinimas, kaip tau duoda jėgų dabar rinktis, nepasiduoti stresui, nerimui, baimiai, kaip laukia ateities? Atsakysiu aš jums tą klausimą. Aš dabar šiuo metu ir toliau tęsiu tą kelią pas Dievą. Aš meldžiuosi kas vakarą su bendruomenė, su savo broliais, su kuriais galiu dalintis mintimis kas vakarą ir išsakyti pagarbą Dievui ir visas intencijas, už kurias aš meldžiuosi. Aš tiesiog atiduodu Dievui visas mintis. Ir kas vakarą, ir šeštadieniais, ir būna ir savo kambaryje, taip pat pasiskaitau Bibliją, Šventąjį raštą. Tai reiškia nuolat ir pastoviai, kaip mes ir mokomės, antradieniais ir ketvirtadieniais anksčiau, gyventi su Viešpačiu. Taip. Tai reiškia, kad savo mintis ir protą nukreipi į Dievą, į jo žodžius ir tapatinėsi taip su Viešpačiu. Ir aš neapleidžiu to, nors man, žinot, kaip man sako mano mokytoja, kuri mane mokė Šventojo rašto skaitymą, su kuria bendrauju nuolat ir skambinu telefonu ir pasakė, tu sako, nors kelis žodžius paskaityk ir tu vis tiek būsi Dievo sūnus, vis tiek tu esi Dievo sūnus, nors tą sakinį perskaityk. Sako, vis tiek tu už tai prisijungdamas su Biblija, ta prasme, prisijungdamas prie savo minčių, su Dievu pasikalbėdamas, tu jausiesi tikrai gerai. Nes Dievo žodžiai atgaivina. Taip. Teisingai. Ir mąstymas. Ne dėl to, kad paskaityti, dėl ko aš jums sakau, kad dėtis į širdį, kad tau nebereikėtų vartyti jau raštų, kad tau iš vidaus kiltų Dievo tiesos, Dievo pažinimas, kad kaip Viešpats ir sako, sakytum Viešpačiai, kad tu mano priebėga, mano tvirtovė, mano Dievas aš tavim pasitikiu, mano Dievas aš tavim pasitikiu. Va čia yra gyvas bendravimas su Dievu, taip? Taip. Ir dar pasidalinsiu tokią mintimį, būtent to krikšto priėmimą, aš supratau, kad dar misija dar neįveikta. Aš gavau kitą misiją. Man pasiūlė, kad aš galėčiau patarnauti kunigui. Tai man iš viso nušvito galvoje tokia šviesa, kad tai mane Dievas kviečia. Bet ne tik kunigui, aš manau, tarnauti žmonėm. Taip. Ir padėti kitam, tai mokė Kristus ir aš tikiu, kad tavo širdis pildosi tuo. Taip. Būt geraširdžiam, geradariam, taikdariui, taip. Ir daryti gerą ne tik tai pasirinkus kunigą, bet kiekvienam
ir savo artimam, taip? Taip. Ir tu dabar to mokaisi, to pildaisi ir ateina laikas tuo daliniesi. Tikrai taip. Ir sakau, būtent tą momentą aš pajutau, kad tai Dievas mane kviečia pas save į karalystę pas save. Ir sako, tu būsi tas išrinktasis, pagal kurį vadovausiesi savo mintimis ir dalinsiesi visas savo mintis su kitais žmonėmis. Taip, teisingai. Tu pildaisi dabar pats Dievo pažinimu ir kai kitam reikia, tu įkvėpsi kitą, padėsi kitam, tau bus nesunku. Tu negalėsi nedaryti gerą, nes tu nori dėl kito gerą. Nežinai, kaip Viešpats tave myli ir tu to prisipildęs Dievo gerumo, Dievo meilės, Dievo gailestingumo daliniesi su kitais. Tikrai taip. Ir aš tikiu, kad bet kokį pyktį ar blogį tu jau žinai, kaip nugalėti. Tikrai taip. Gerumu. Tik tai malda. Malda, savo pasirinkimu teisingu ir tavo elgsena yra kaip Viešpats ir sako, nes tu klausai Dievo žodžių. Taip. Tik gerumu. Tikrai. Taip. Malda tai yra vienas dalykas, dvasiniam pasauly pildaisi ir tas, kuo tu pildaisi, taip tu ir elgiesi. Taip. Tai džiaugiuosi, kad tas Dievo pažinimas, gyvo Dievo pažinimas keičia tavo pačio gyvenimą. Keičia, stato ir tvirtai tave laiko. Taip. Ir tikiu, kad tikrai viskas, kas gera, ateina į tavo gyvenimą. Supratau. Ir tas laukimas gero yra nebesudėtingas jau, kai pažįsti Viešpatį. Tikrai taip. Turi ko lauki dabar? Pavyzdžiui, ko lauki? Šiaip aš laukiu, kada, jeigu skaitant savo mąstysenai, aš laukiu, kada aš išeisiu į laisvę ir kada aš galėsiu atlikti savo religinės apeigas pas tą žmogų, kuris mane priims kaip savo sūnų, kaip sakoma, norėčiau lankyti krikščionišką bažnyčią, norėčiau lankyti pas kunigą, kuris mane žino ir pažįsta, kuris manim pasitikė ir žino, kad aš būsiu jam vertingas. Džiaugiuosi, tikiu, kad taip ir bus. Ir bendruomenė tinkama turėsi, ir jau turi tą bendruomenę. Ir gan žmonių plačią. Plačią. O bendruomenė tai yra žmonės ir tu būsi tiem žmonėm dovana. Tikrai taip. Taigi džiaugiuosi. Džiaugiuosi ir dėkoju Dievui už patį. Ačiū labai. Ačiū, Vladimirai. Labai jums ačiū už tai, kad mane priėmėt kaip savo, kaip sakoma, žmogų, kuris pasitikė ir jūs manim pasitikėt, kad aš galėčiau pasidalinti savo mintimis ir savo širdimi, kurią gyvenu dabar šiame nuostabiame pastate, kuria yra gera aura, kurioje yra dvasia, kuri mane labai stebina ir kadangi šioje aplinkoje aš galiu gyventi ramų gyvenimą. Ir kadangi su bendruomenė ir su kitais, ta prasme, žmonėmis, kurie mus lanko nuolat, su kuriais galiu dalinti savo mintimis ir suprasti, kad jie manim tiki ir kad aš kardinaliai pakeisiu savo mąstymą prieš išeinant į... Bet aš tikiu, Vladimirai, kad jūs dabar keičiat mąstymą kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Tie mūsų susitikimai antradieniais, ketvirtadieniais, aš tikiu, kad jums palieka... Taip, man paliko įspūdį jūsų tariamoji kalba, kadangi jūs esate, jums iš tikrųjų aš pavydžiu, kad jūs tęsite tą kelionę labai plačią ir skelbėte tą Dievo žodį, pagal kurį jūs pati praėjusi. Aš pati gyvenu. Noriu pasakyti, kad būtent, ką mes ir dažnai kalbam, kad aš dalinuosi tuo, kuo pati tikiu, kuo pati gyvenu. Ir ko pati pajutote, taip. Taip, ir tas jums jaučiasi teisingai. Tikrai taip, ir man tiesiog mintis susidėliojo, kad jums geriau būtų dirbti dar su publika, kurioje būtų krikščionių dalis, kurioje tas būtų didelė publika, kuri jūs girdėtų, kad tai Dievas yra iš tikrųjų ir kad jūs jį matėte realiai,
Aš tai vat, iš tikrųjų nemeluosiu ir pasakysiu tiesiai šviesiai. Aš kada vat, pradžioje bausmės laiko, aš supratau, kad tai yra iš viso pragaras kažkoks. Kur? Bendrai žemėj? Bendrai žemėj. Bet kai mane palėtė Dievas, aš jį mačiau realiai. Kai vat, būtent ta krikšto apeiga, visą tą, kai aš pravirkau ir kaip aš sušlapau nuo to viso, kaip buvo karštis tas manyje, aš jį mačiau realiai, va taip va. Taip. Tikrai Tai mačiau. tie mūsų susitikimai, apart to, kad vienuoliai ateina, kad kunigai ateina ir vat tie mūsų vakariniai susitikimai, nu, tam tikrą dalį tikėjimo prideda prie jūsų suvokimo bendro. Taip. Man tai jūs atnešate didelį laimę, aš galiu ramiai miegoti, aš žinau, kad aš ryte atsikelsiu ir vėl būsiu kaip žmogus ir gyvensiu kaip žmogus. Ir tiesiog jūsų ta malda, užtariamoji malda ir jūs už mus meldžiatės, aš žinau. Ir aš labai dėkingas, kad jūs atsiradote šitoje bendruomenėje. Tai vadinasi, jūs girdite kiekvieną kartą, kaip mes meldžiamės. Taip. Kokius žodžius kalbame ir tai reiškia, kad tie žodžiai, Dievo žodžiai jūs sustiprina. Mane sustiprina. Aš žiūrovam pakomentuosiu, nes mes kiekvieną kartą pradedam susitikimą ir baigiam susitikimą malda. Tai reiškia tai, ką Dievas sako. Ir kalbu į brangių Dievo žmonių gyvenimus tai, ką Dievas sako. Ir ką dabar Vladimiras sako, kad tai stiprina ir duoda jiems ramybės. Nes pats Viešpats sako, kad jo žodžiai negrįžta tušti, bet atlieka darbą, kam yra skiriami. Vadinasi, jums. Taip. Ir tie žodžiai pasilieka jūsų mintise, jūsų širdyje ir jūs stiprina. Jūs, kaip sako, einat ramus savo ir miegat, nes jūs žinot, kad Dievas yra su jumis. Taip, aš žinau. Kad jūs turite Dievo ir žmonių palankumą. Taip. Kad viskas, ką jūs darote, jums sekasi ir klesti. Taip. Nes tai yra Dievo žodžiai, ne Gitano sugalvoti. Bet aš cituoju tai, kad Dievas sako jums. Būtent. O jūs priimat. Ir tą laikot savo viduje, savo širdyje. Ir tai transformuoja jūsų gyvenimus. Nes Viešpats tikrai turi sumanimus jūsų gyvenime. Ir sumanimai tie yra geri. Tikrai taip. Šlovė Dievui. Žinot, kaip aš nuolat pastoviai jums sakau, kad tai, va tas Dievo gyvas pažinimas, jo niekaip nebepaslėpsi. Jis jumise matomas. Per jūsų kalbėseną, per jūsų mąstyseną, per jūsų poelgius. O be abejo, kai mes gyvenam žmonių tarpe, žmonėms reikės laiko, kad jie matytų ir per laiką suprastų, kad tai yra ne vaidmainystė, kad tai yra ne tušti žodžiai, tai yra jūsų gyvenimas, kurį Dievas pakeitė. Tikrai. Nes Viešpats sako, kad jis perkėlė iš tamsybių valdžios į mylimo sūnaus karalystę. Ir aš tikiu, kad jūs esate perkeltas ir tai rodote savo pasirinkimais, savo gyvenimu, savo elgseną. Ir aš tikiu, kad ne tik sesuo, bet ir daugelis žmonių, kurie jūs pažinojo, matys jūs ir pažins visai kitą Vladimirą. Ir tai yra šlovė garbė Viešpačiai. Ir kad jūs pasieksite savo tikėjimu, savo įžvalgom tūkstančius kitų žmonių ir padarysite jiems gerą įtaką. Ne tik seseriai, bet daugelį žmonių. Daugelį artimų žmonių, taip, kurie man tikrai rūpi. Tai aš tikiu, kad Dievas va tą užtikrintai atstato santykį. Nes jo šalom, Dievo vatas, ta ramybė, jinai atstato, o pirmiausia atstato santykį su žmogumi, su kitu žmogumi. Ir jūs jau turite drąsos, aš tikiu, atsiprašyti, pasakyti, kur aš buvau neteisus ir eiti iš naujo kurti santykį. Būt nuolankiam, būt pozityviam, būt pasiruošusiam padėti, nes jūs to mokotės iš Kristaus ir tikiu, kad to mokysitės visą savo likusį gyvenimą. Tikrai taip. Ir dar viena mintis, dar jeigu galima, aš susipažinau per tą tikėjimą, susipažinau su daugeliu šventų žmonių, tai yra su aukščiausio lygio žmonėm, tai yra su vyskupu Gintaru Grušu, susipažinau su vyskupu Dariumi Trijoniu,
su daugeliu gerų kunigų, tai ir dar su vyskupu Audriumi Juozu Bačka. Žinok, nepažįstu, nieko nežinau. apie juos. Tai yra tie žmonės, kurie turi tam tikrą titulą, pagal kurį jie dabar išskirstyti yra regionus. O kaip jums tai padeda? Vat gerai, jūs pažįstate tituluotą žmogų ir ką? Aš su jais susidūriau ir aš jiems patarnavau ir aš jaučiausi saugus. Jeigu patarnautų man, Gitanai, nebūtum saugus? Turiu omeny, viskas gerai, aš nekalbu apie būtent tą pasiekimą savo. Aš kalbu tiesiog, ką aš realiai pajutau iš jų. Jie mane taip išgyrė, sako, ypač Juozas Bačkis, jisai pasakė man, tu vaikeli, sako, esi labai malonus žmogus. Tai ir Dievas tave tikrai saugo ir saugos visą tavo likusį gyvenimą, nes tu atsidavei Dievui, pagal kurį jisai sukūrė. Ta prasme, Dievas sukūrė pagal savo paveikslą. Taip. Tu esi tas vaikas, iš kurių, tu tiesiog, jisai man sako, tu švyti visas. Tai aš ką girdžiu, kad geri žodžiai iš žmogaus tavo savivertę atstato. Teisingai, kaip gera žmogui girdėti gerus žodžius, kurie statydina. O tas minimas tavo žmogus, jis kalba tai, ką Dievas sako. Kad tu esi sutvertas pagal viešpaties atvaizdą ir pavydalą, kad viešpats turi ateitį tau su viltimi ir tai yra absoliuti tiesa nekintanti. Ir tau linkiu tikrai, kad ne tai, kad žmogus sako suvokti, bet suvokti, kad tai pats kūrėjas, visagalis viešpats tave taip vertina ir brangina. Nepalyginamai tai yra daugiau net negu žmogus, bet be abejo labai labai svarbu tą savivertę atkūrinėti. Ir tikrai tai yra, kad tu esi vertingas, be galo brangus, brangesnis už perlus, kaip viešpats sako. Ir jis savo net gyvybę, pats save atidavė už žmogų, vadinasi ir už tave tame tarpe. Kad tu turėtum gyvenimą. Ir jeigu jis buvo sugriuvęs, viešpats sako, aš jį atstatau. Tik svarbiausia, tu pats nežiūrėk atgal, savęs nekaltink ir nesmerk. Supratau. Ir aš tikiu, kad tu tame esi kely ir keitiesi. Taip. Šlovingai. Ir ne tik tai aukščiausiam kunigam norėsi padėti ir nori, bet ir kiekvienam. Kiekvienam. Amen. Amen.